Labas. Labas. Labą dieną. Nu, Labą dieną. pasakau, ką mes čia padarėm. Mes nusipirkom namą ir jau dalinomės Instagram'e pakankamai senai prieš kokį mėnesį, ne, kad nusipirkom namą ilgesniam formatui, kad plačiau papasakot ir kad viskas būtų vienoj vietoj, daryti tiesiog šitos YouTube video. Nežinom dar, kas ten juose bus, bet norėtumėm parodyti tą įsirengimo procesą, kaip viskas mums sekas. Man asmeniškai visiškai pirmas kartas gyvenime yra... Man beveik pirmas kartas. Turint savo būstą, įsirenginėjant jį nuo nulio. Faktas čia nėra, kad statybos visiškai nuo nulio, nuo pamatų, bet vis tiek sienos yra plikos, lubų neturim. Aš plikas. Tai galvojam papasakot, pasidalinti ir tikėkime, kad jums visai bus įdomu pažiūrėti. Gal nedarysim ilgų čia video, bet stengsimės informatyvius. Tai ką, tai žodžiu, jausmas yra labai fainas turėti savo namus. Dar biški toks momentas, kur atvažiuoji kas kartą čia ir tiesiog galvoji, gerai, jo, kas dabar, jo, kaip čia ta žolė, kas čia kur, kaip čia ką. Iš esmės mes dar nieko negalim daryti, o nieko negalim daryti dėl ko, nes atskleisim paslaptį, reiškia, parodysim, supažindinsim jūs, kadangi jau vloginsim, tai turėsim dizainerės, 2 fainos merginos, vadinasi, iki namų, dirbsim kartu, bus labai fainai, jau jos yra buvusios mūsų name, jau susimatavo, jau viską apsižiūrėjo, dabar mes nusintėm joms moodboardą, nusintėm tai, kaip mes įsivaizduojam savo namus, taip tiesiog preliminariai. Jeigu taip, ten vanduo yra, mes bandėm atsukti, apsipylėm, bet žodžiu, burbuliukus. Mes žiūrime burbuliukus, atkreipiam dėmesį į burbulą ir esminė informacija yra kokia, kas kur, kaip darys. Gal labiau sakyčiau, atkreipti dėmesį į patį sprendimą. Tai pavyzdžiui, yra ne ta siena medinė, tai kreipti dėmesį, kad ten yra jinai iškelta, neįgilinta kažkur su gipsu ir apšviesta ledu. Ir šiaip pas jūs daug erdvės, iš tikrųjų mums labai patiko svetainės, virtuvės visas, daug vietos turėsite pasidėti, gaminti, svečius priimti, tai kažkaip labai fainai. Lauksim vizualą, tai žodžiu, šitie dalykai irgi man yra naujovė, tai vat kartu viską rodysim, viską pasakosim, neišsiplėsim, bet stengsimės kažkaip kuo daugiau parodyti. Tokie dalykai yra įdomus. Mes patys Augustas sėdim ir žiūrim, o čia kažkas nusipirko namus, kažkas suringinėjo, kiek įdomu, kokios ten plytelės, ką ten. Iš esmės labai smagus ir fainas procesas. Mums tikriausiai bus sunkus, nes šitie dalykai faktas neapseina be daug nervų, bet be visokių ten, nežinau, išlaidų, tai čia bus dabar, aš jau įsivaizduoju, aš viskas jau va. Botus maunas, eisiu į Vintedą pardavinėt botus. Gerai, kas faina, kad kiemas jau yra biškutį toks aptvarkytas. Tarp kitko, turim 10 arų kiemų. 10 arų, tai čia yra, tai reiškia, kad gali būti čilzonos pastatomos po to, visokie sandėliukai, visokie šiltnamiai. Ką sugalvosi? Realiai 10 arų yra va. Pats tas. Esam labai ramioj vietoj. Ko mes ieškojom labiausiai, tai kad būtų rami vieta. Jo, tai žodžiu, pusę metų ieškojom namą. Mūsų pagrindiniai kriterijai buvo kokie? Kad būtų virš 130 kvadratų. Žiūrėjom, aišku, ir 200 kvadratų namus, ir ten 190, ir 180. Žodžiu, visokių namų žiūrėjom. Bet pagrindinis kriterijus buvo, kad būtų virš 130 kvadratų. Taip, kad būtų vieno aukšto namas. Tai va, privatumas, mums labai svarbu privatumas, ramybė, gamta, išplanavimas labai svarbu, kad nereikėtų visko perdarinėti. Turim terasą. Vienas dalykas, kad jau terasa yra, aišku, čia gal reikės alėjuoti ar ką ten su ją daryti, bet žodžiu, kad reikės alivuoti. Dideli alėjunuot. Einam nestandartiškai, einam per terasą, bet čia mes turim svetainę. Ir aš čia perduodu Augustą jau. Tai tiek čia atsidaro, tiek čia atsidaro terasos duris. Įsivaizduojam, kad čia bus ilga virtuvė. Tada įsivaizduokite toliau, čia yra sala, tuomet čia turim televizorių ir tą tokią sofos zoną jaukę, tiesiog chillint mum būt. Čia bus valgomasis stalas su kažkokiu gražiu šviestuvu. Kol kas gal ir sunku įsivaizduoti viską, bet mes taip matom ir norim per daug neužgrūsti visos tos erdvės, bet to pačiu padaryti ją funkcionalią, jaukę buvimui. Labai gražu, fainai. Turim jau išvedžiotą rekuperaciją, kas yra didžiulis pliusas. Bats, kondicionieriai, išvedžiota rekuperacija. Labai sunku viską parodyti, bet žodžiu, va. Tai čia išeinam iš virtuvės ir svetainės, štai tokiu koridoriuku. Originalusis išėjimas yra čia. Tai mes pro čia įeinam ir šitoj pusėje turim iki lubų spintą, susidėti visokiam dalykėliam, rūbam, veidrodžius. Kitoj pusėje turėsim greičiausiai kažkokią lentynėlę ir čia visokias signalizacijas ir taip toliau. Tada turim
Kaip vadina šitas? Tarnybinis. Ne tarnybė. Tarnybinis kambariukas. Ne tamburas, palauk. Nu? Katilinė čia. Tai va, tai čia turėsim tą pagalbinę patalpą tokią, kur bus skalbyklė, džiovyklė ir visi mūsų kiti oras, vanduo, jo, agregatai. Ne per dažniausiai naudojamas kambarys, bet va ateit skalbtis, darytis, viską. Einam ilgų koridoriumi. Ir čia kairiai pusėje, čia įėjus turime didžiąją vonę, kur šiaip yra numatytas dušas, bet mes nusprendėm jį naikinti ir daryti tik tai vonę, tualetą ir ten spintelę su veidrodžiu. Tai čia tiesiog tas bendras pagrindinis vonios kambarys. Nu, nemažas šiaip. Nemažas, vonia numatyta va čia. Darysim didelę vonę, kad būtų gražu ir faina. Jo, kai gausim vizualizacijas, tai būtinai parodys. Taip. Priešingoje pusėje turim vaiko kambarį numeris 1. Vaiko dar neturim, tai čia greičiausiai bus dabar darbo kambarys, nes turim 2 identiškus vienodus kambarius. Jaukus kambariukai irgi su išėjimu į terasą, va čia galim atsidaryti ir išeiti. Čia yra lovai numatyta vieta, čia yra spintai ir dar stalą galima pastatyti. Bet čia aš įsirengsiu pradžiai savo darbo kambarį, 100%. Jo, ir man irgi reikia turėti savo darbo zoną, nes aš dirbu ir iš namų, ir ne iš namų, ir filmavimai visokie vyksta, tai reikia tų tokių švarių, laisvų kambarių, kuriuose galėtumėm filmuoti. Tai toliau turim visiškai identišką kambarį, irgi viskas taip pat, tik tai priešingoje pusėje gaunas, irgi išėjimas yra į terasą, čia turim spintai zoną ir lovai. Labai šviesus kambariai šiaip. Jie tokie jaukus ir šviesus ir vat saulė irgi patenka juos. Lubų aukštas pas mumis apie 3 metrus. Ir tuomet įsivaizduokim, kad čia yra duris, mes atsidarom duris ir įeinam į mūsų pagrindinį miegamąjį. Tai čia mūsų su Deividu kambarys. Irgi turime išėjimą į terasą. Turim čia va, bus lova, va taip va gulėsim. Čia bus televizorius. Ir kas yra labai faina, kad mes iš šito kambario turim dar 2 kambarius, tai yra įeinama spinta. Jis nėra labai didelė, bet mes fainai ją pasidarysim, šviesę, su apšvietimu, su veidrodžiu ir su visur esančiam lentynom. Ir čia jau turim savo vonios kambarį, tai čia jau bus dušas, bus tualetas, bus daugiau spintelių, kriauklė, veidrodis su apšvietimu ir jau vonios nebus. Vonę turėsim tam kitam vonios kambarį, o šitam turėsim tik tai dušą. Ir turim langą iš. Visuose kambariuose turim langų. Tai va, tas yra labai fainai. Dėl to yra šviesus labai namas. Tai va, žodžiu, toks turiukas biški po kambarius. Parašykit, kas įdomu, parašykit, ką labiau detaliau parodyt, papasakot, ką išskirti, nes dabar taip tiesiog random, nežinom ką pasakot. Nes kol kas dar ir niekas nevyksta, mes tik atvažiuojam čia pasižiūrėti, kaip mūsų kregždės auga, kaip žolė auga ir laukiam dizainerių, o iki to laiko, aš manau, tikrai galite rašyti į komentarus, galbūt kažkokių klausimų yra, arba šiaip ką norit pamatyti šitam įsirengimo procese. Tai palikit tos komentarus ir mes atsižvelgsim. Kas dar? Tai dar tokį, kaip ir keletą tokių momentų yra. Turim kregždžių. Čia jau, aišku, gavom daug komentarų jau Instagrame, kad kaip čia su jom elgtis ir taip toliau. Tai mes nusprendėm nieko su jom nedaryti. Šiais metais kregždės bus, nes mes jau pavėlavom ir galimai jau jos turi kiaušinių, mes nežinom, mes nesam žiaurų žmonės, tegul jie išsiperi, išsitriedžia, išsišika, mum ant palangių. Ant fasado. Ta prasme, mes esam sustaikę su tuo, tegul būna. Kitais metais jau kažką galvosim, tai galbūt kažkokius tai ten balionus kabinsim, ar ten kažkas folijas kabinsim, žodžiu, kad jie nepradėtų sukti lizdų. Parodėm, tiesiog norėjom parodyti namus, žinom, kad įdomu tokie dalykai, norėjom parodyti namus, norėjom parodyti aplinką, norėjom parodyti išplanavimą, norėjom paupdeitinti, kas kaip kur vyksta ir dabar sustiksim tikriausiai sekančiose arba serijose, arba kadruose, pažiūrėsim, kiek prifilmuosim, bet rodysim viską išplėstinai. Ką tik išleidau vyriokus iš Saulės grąžos, tai atvažiavo, išsimatavo stogą visą, pasimatavo, kiek telpa, sakė, kad telpa daugiau negu 15 kW, kas yra fainai, nes mums reikia 15 kW. Dar didinsimės įvadą iki 14, nes dabar yra 9. Džiaugiuosi, kad galim viską tvarkingai pajungti, galim pajungti viską katiliniai. Šiaip daryčiau sandėliukę, mes dar nerodėm, yra sandėliukas, gal 7 kvadratų, bet jisai nėra šildomas, tai va irgi tokia problemytė. Tai žodžiu, darysim katiliniai, yra galimybė ten pravesti ir didžiausias klausimas buvo apie tai,
kad būtų pro stogą pravedimas. Nes jeigu nebūtų pro stogą pravedimo, palikto statytojo, tai tada reikėtų labai negražiai ten žodžiu vesti ir būtų negražu, neestetiška, o to mes nenorim. Tai paskambinau statytojui, pasakė, papasakojo viską ir gaunasi taip, kad viskas yra ok, viskas yra nice. Kol kas daugiau update'ų kažkokių nėra, tai kai bus dar kažkokių update'ų, iš karto prisijungsiu, papasakosiu. Žodžiu, viskas yra va. Dar va toks dalykas. Pavyzdžiui, va čia. Sako, o kur čia yra pagrindinis kažkoks ten dalykas? Aš neįsivaizduoju, seniai, kur yra pagrindinis kažkoks dalykas. Dabar sakau, kaip? Mes taip nusipirkom ir dabar bus momentas, kur tiesiog dėl kiekvieno dalyko, kai mūsų klaus meistrai, bet ko, kur yra tas, kur yra anas, mes tiesiog užknisim savininką buvusi. Užknisim statytoją. Bet manęs paklaust, kas čia yra. Čia ir dėžė, čia ir bliūdas. 2 bliūdai sujungs. Nežinau, neįsivaizduoju. Domėsime, žiūrėsim. Tai, žodžiu, viskam yra pirmas kartas ir tam tikri dalykai yra įdomus. Netgi, žiūri, bandai, domiesi ir yra įdomu. Paprasčiausiai. Matot, yra įėjimo duris. Dar ką norėjau pasakyti. Tikrai šitų durų, nepaliksim. Čia nesąmonė. Čia nežinau, čia turėtų būti balkono duris. Čia niekaip negali būti įėjimo duris. Visų pirma, jis yra permatomas, visų antra yra plastikinės. Aš manau, kad reikės užsakinėti kitas duris, gražesnės ir būtų noras, aišku, išmanės duris, kur galima būtų per nuotolį leisti žmonės. Turim dar va tokį dalyką. Turim sandėliuką. Užeini į sandėliuką ir turim blemba, nemažai vietos. Laidas, ką gero laidas. Bairis tas baisiausias. Didelis sandėliukas, 7 kvadratinių metrų. Čia realiai galėtų būti puikus darbas. Jeigu čia padaryti šildymą, aš manau, kad čia galima būtų padaryti darbo kambarį. Blemba, šizai. Ateini, man cave'as koks nors, bet taip nebus dėl to, kad kai yra planuojama šeima, turi pamiršti savo pramogas. Noriu tik priminti, kad name dar nieks nesidaro. Dar vidaus apdaila neprasidėjo, dar mes laukiam dizainerių vizualizacijų, laukiam plano techninio, pagal kurį jau galima būtų užsakinėti žmonės darbui su vidaus apdaila. Bet saulės elektrinė jau šiandien bus montuojama. Jau pradėsim gaminti elektrą. Tai labai laukiu šito momento, šito etapo, labai smagu. Pažiūrėsim, kaip kas bus, tai važiuojam, parodysiu, kaip yra montuojama saulės elektrinė. Pafilmuosiu ant stogo, pafilmuosiu ant žemės, pafilmuosiu visur, kur tik išeis ir pavyks. Ir nepravažiavau. Vienintelis nepravažiavau per šviesoforą. Iki! Susinervinęs jau baisiausias. Žodžiu, kas dabar yra, tai pirmas dalykas, tai nupirkau 2 šezlongus į namus, išsitiesinčius. Kitas dalykas, nesimatėm 2 savaitės, per tas 2 savaitės saulės grąža mums įrengė saulės elektrinę. Per 2 savaitės. Čia kažkas pangau, galvojau, čia bus porą mėnesių, čia kol tą, kol aną, kol šitą, kol 10. Tai tiesiog papasakosiu jums, kas yra labai svarbu. Jeigu nusipirkat naują namą, nusipirkat neįrengtą namą, tai šitos dalykus iš karto darykit, kol dar nėra pilnai padarytos sienos, kol atviri, ten nežinau, atviros rozetės ir taip toliau, kol dar niekas grožio jokio nėra. Darykite šitos dalykus. Pirmas dalykas, nuo ko pradėkit, tai pasirinkit gerą rangovą. Mūsų atveju tai buvo saulės grąža. Iš esmės, kaip mes pasirinkom, tai tiesiog per rekomendacijas. Nes aš tai pats puikiausiai žinau, kad jeigu tau kažkas kažką gerai padaro, tai tu nenustiksti vietoj ir tu pasakoji. Tai būtent taip ir mums ir buvo, mes nieko neklausėm, bet tiesiog užsiminus apie tai, kad norim saulės elektrinės, net neklausus, kur čia ką, čia jau tiesiog iš karto gavom daug rekomendacijų ir pats aš žinau, kad jeigu tikrai jau man kažkas kažką padaro gerai, tai aš jau neprašytas eisiu ir pasakosiu. Tai mes taip ir pasirinkom saulės grąžą. Manau, čia buvo labai labai geras sprendimas dėl to, kad nėra labai bet etapas toks, kur vis tiek tau viskas yra nauja. Nauja yra ten ESO, nauja yra ignitis, nauja yra visi šitie dalykai, kas susijęs su elektra, kilovatais, atidavimu, grąžinimu, čia su viskuo iš to yra nauja ir kas yra faina, kad saulės grąža tiesiog iš tavęs visą tai perima, paklausia, kiek nori kilovatų, saulės elektrinės, pasakai savo norus, jie tau atvažiuoja, viską išsimatuoja, užlipa chebrytę ant stogo, bam, viską išsimatuoja ir jau vakare gauni planą, kaip atrodys ant tavo stogo saulės elektrinė. Kaip išsiplanuoja viskas. Tiek kilovatų, kiek tu nori, bet kaip išsiplanavus atrodo. Tai tas labai faina, mes gavom savo planą, va jūs jį mato dabar, taip atrodo mūsų planas. Ir čia, man atrodo, yra biškutį mažiau, ten apie 12 gal kilovatų čia. Galutiniam variante gavosi 14,26, jeigu neklystu, 14,26 kilovato ant mūsų stogo. Tai žodžiu, atsiunčia tokį planiuką, tada viską padeda su ESO susižiūrėti, nes mano atveju tai reikėjo pakelti galią, tiesiog bendrą namų įvadą nuo 9 kW iki 14 kW. Tokią kaip ir
ir paraišką tapti gaminančių vartotojų. Tai kai teiki tą paraišką, tai vat visą tai už mane ir padarė Saulės grąža, jie tiesiog prisijungė kaip rangovas, pateikė visus reikalingus dokumentus, viską nusiuntė jam ir viskas įvyko labai labai greitai, man patvirtino, dar toks kaip ir mini toks dalykėlis yra elektros pasaugojimo galimybė. Dar esu žalias šitam reikale, bet esmė tame, kad neišnaudotus, bet pagamintus kilovatus tu atiduodi pasaugot į ESO tinklus. Ir po to, kai jau sakykime, nėra saulės ar kažką, ir tu gali iš ten nusipirkti ženkliai pigiau. Tai va taip yra ir tas pasaugojimas yra labai labai naudingas, nes tu generuoji ir tu tiesiog kaupi, o žiemą iš ten jėmi. Ir čia jau vyksta loterija. Vieniem tinklas neperpildytas ir duoda kaupti 10 kW. Realiai, jeigu ten, tarkim, neišnaudojo, tau gamina 10 kW viršaus, tai po 10 kW ir atidavinėjai. O kitiem duoda, sakykime, 1 iki 1 kW kaupimo, kas yra labai nefaina iš esmės ir tokiu atveju jau rekomenduojama yra kaupikliai. Kaupikliai tai reiškia, kad kauptųsi neišnaudota elektra į baterijas. Ir jeigu, tarkim, dingsta elektra, turi iš kaupiklių gali naudoti elektrą. Mūsų atveju mes šitą loteriją laimėjom, mes gavom galimybę atiduoti į tinklą 10 kW. Visą šitą reikalą sutvarkė Saulės grąža. Ir kai jau viskas buvo aišku, kai turim sąlygas, turim visus patvirtinimus iš ESO reikalingus, objektas užregistruotas, viskas padaryta, Saulės grąža tiesiog paskambina ir sako, Deivi, kada kraunam Saulės elektrinę ant stogo? Sakau, o kada jūs galite, kiek čia reikės, 2-3 dienų, nesako, atvarys mūsų meistrai, per pusdienį sukraus viskas. Rimtai, gerai, žodžiu, susiderinom dieną, ir jie atvažiavo. Ir va, prašau, žiūrėkit, kaip jiems sekėsi. Nuo šiol mūsų namas yra gaminantis namas, gaminantis elektrą pats iš saulutės. Manau, visiems, kurie turi dabar namus, ypatingai dabar įsigyja, aš labai rekomenduočiau pasikreipti Saulės grąžą. Nuorodą rasite aprašyme šito video, palieku iš karto, kad būtų paprasta. Pasikreipkite Saulės grąžą, sužinokit savo galimybės, gaukit pasiūlymą ir viską šiaip, žodžiu, būsite aprūpinti viskuo, viską padarys už jūs iš esmės, tai net galvos sukti nereikės. O kadangi dabar nauji namai visi yra aprūpinami beveik elektra, sakykime, ten grindinis šildymas, šilumos siurbliai, ten televizoriai, skalbimai, viskas yra dabar šiais laikais elektra, tai neturėti saulės elektrinės, aš manau, yra didžiulis minusas. Tai žodžiu, kraukitės, dėkitės ant stogų visur, kur tik norit saulės elektrinės ir gaminkit elektrą ir būkit nepriklausomi. Saulytė išlindo. Kaip tik šiandien yra ta diena, kai aš atvažiavau į namą, nupirkęs porą šizlongų, tiesiog nežinau, kodėl, buvo akcija dėl to. Ir ESO parašė, sveikinu tapus gaminančių vartotojų. Jūs jau galite įsijungti savo saulės elektrinę. Aš atvažiavau, pakėliau, įjungau inverterį ir nuo šiandien mes gaminam elektrą. Kiekviena smulkmena namuose, kuri įvyksta, man yra tokia malonė. Aš negaliu, aš Augustą tiesiog rašau, dabar dirba namuose, turi darbą. Aš čia kaip veltėdis video sufilmavęs, kažką atvažiuoju, va čia šilongus nuperku, čia kažkokį pakrovėjų nuperku, kažkokį prailgintuvų nuperku. Tai ką, aš manau, ačiū visiems, kas žiūrėjot šitą seriją. Bandom, stengiamės, tobulėjom, kuo daugiau parodyt, kuo dar kol kas daug nevyksta, tai daug ir negalim parodyt, bet stengiamės, jeigu kažkas negerai, parašykit į komentarus. Būtumėm labai dėkingi, jeigu uždėtumėt laiką, pakomentuotumėt kažką, pasidalintumėt. Ačiū, kad žiūrėjot, iki sekančių kartų.